Sveiki, Tauragės televizijos žiūrovai. Šiandien rajono savivaldybėje įvyko švietimo darbuotojų, rajono mokyklų direktorių pasitarimas. Į jį buvo pakviesti Tauragės darbo biržos direktorius Donatas Simaitis ir ekonomikos skyriaus vedėja Birutė Daukšienė. Jų pateikta informacija bei pastabos reikšmingos ir miesto gyventojams. Tad kviečiame išklausyti. Dabar, ką galima pasakyti, kokios Tauragės perspektyvos yra, jeigu kas nori studijuoti. Tauragė dabartinė ir pasanalizuojam. Žinom, kad tai 1400 įmonių, 1000 įmonių moka sodrą. Kas Tauragė būtent reikalingi aukštesnės kvalifikacijos žmonių? Tauragė dirba apie 1000 žmonių siuvėjams. Tai reikalingas technologai, siuvimo mašinų operatoriai, lengvos pramonės specialistai. Taip pat Tauragė dirba apie 700 žmonių siuvimo oficialiai baldų gamybą. Ir reikalingi inžinierinių lygių tam tikri žmonės. Ir tuo pačiu pradeda atsigauti šiek tiek statybinių medžiagų, statybos medžiagų ir tokių žmonių specialistų. Daugiau kol kas specialistų nereikia. Ir tuo pačiu dar reikalauja bankininkai, kiti. Pas mūsų yra tokia tragedija Tauragėje, kad reikalingas pačios žemiaus kvalifikacijos žmonės. Intelektualių nereikia, inžinierių, konstruktorių, technologų. Taip toliau tik tai siuvėjai, kirpėjai, nešėjai, lemčių darbininkai, operatoriai, tas siuvėjai, tas motoristės, taip toliau. Čia tokia jėda. Tai tokia viena. Antras dalykas, kokias mes galim daryti paslaugos darbo biržai. Labai daugelį direktorių aš matau, su daugelį bendrauju, bet pagal mane mes neišnaudojam situacijas. Žinom, kad rajono biudžetas vienam deputatui yra biednas. Bet rajone, naudojant, mes galim gauti dalį lėšų iš respublikinio biudžeto, iš respublikinio sodo, pasinaudoti rajono reikalams. Ir tie pinigai pradeda suktis. Daugiau žmogus uždirba, daugiau perka, daugiau prekybininkų ir toliau. Nemažai žmonių to mūsų paslaugom naudojasi. Pirma tokia paslauga, kuri labiausiai populiariausia yra, tai praktiškai viešieji darbai. Reikėtų, čia pajuto dabar ir deputatai, ponia Abrameikienė, visi, kad ta situacija, ypatingai kai perėjo kūrenimo sezonas, mes dalyvavom su batakiais, dalyvavom su kitoms visais ruošimo, malkų ruošime. Mes apmokom 50% darbo užmokesčių. 1998 metų yra projektas, kad 50% sumos dar birža apmokės ir sodra tą pusę. Todėl, kad darbo jėga praktiškai tampa pusę vertės. Toliau režime. Jūs privalot visas paraiškas duoti, švietimo skyriui, mes bandysim patys spausti, kad kuo daugiau lėšų būtų sukaupta į šitą viešųjų darbų fondą. Paskirta antrą pusę, paskirta rajono biudžetas. Vėl pusė paskira, pusė respublikinis biudžetas. Gauna savotišką ekonomiką. Vis tiek tos darbus reikės padaryti. Tai ne vien tik tai malkošė, mes galime, daug matau direktorių pažįstamų veidų, kurie ir remonto darbams, ir aptvarkymo darbams, ir padažymo darbams, taip toliau. Visą tos paslaugos puikiai galime naudotis. Tokie yra viešųjų darbų paskirtis. Antras dalykas, ką mes galime padėti, bet yra remiami darbai. Tai remiami darbai yra tokie, kai darbo birža moka minimum atlyginimą 400 litų ir moka sodrą. Dabartinį moka 400 litų ir 120 litų sodras. Bet yra ten ir toks yra punktas, jau šiemet įrašė, tikėdamas, neaiškiai įrašys, kad kuriamų darbų nori, reikalauja, kad apie 70-80% tų žmonių, kur dirba remiamuos darbus, pasiliktų pastoviam darbui. Čia yra tokia savotiška problema, kiti linguoja galvą, kiti nesutinka. Mes visiems praktiškai ant savo rizikos davėm, visiems mokyklom davėm, po porą, trejetą žmonių dirba visi, ir mes padėjome apsidaryti. Gal čia lyg truputį, bet dalis jų reikia sugrįžti. Mes norėtum kuo mažiau sugrįžti. Čia galvojat tokį dalyką, galvojat, kad kas išeis žmogus, tas nors tą taupykit moklos fondą, mes padirbsim 3-4 mėnesius. Nuo vieną mėnesį iki 6 mes galim duoti. Jei galvojat, kad žmogus išeis, kas nors taip, imkite tokį bedarbį, jūs sutaupysit savo, kad jeigu ten 4 mėnesiai, po 500-1000 litų moklos fondas taupysit. Po to lėšas galėsite taip paratyti. Tai yra remiamų darbų tokia situacija. Trečias tik dalykas yra naujai steigiamas vietas. Jeigu jūs galvojat kažko tai praplėsti, naują etatą įsivesti, laborantą, ką nors, bet čia jau gana griežtai, naujai steigiam vietas žmogus priėmė, jis turi pasilikti. Tada mes finansuojam invalidai iki 500 000 litų finansuojam. Bet su ta sąlyga, tas žmogus patoviai pasiliks tame darbe. Toliau mes dar darom specialybę mokinimas. Aišku, mes nepretenduojam kelti pedagogus kvalifikaciją, bet mes galime jums padėti, kaip padėjom mokintis.
skuriklus, elektrikus, šaltkalvius, statybininkus, tokius, jūsų techninį personalą, vadinam. Galim padėti kvalifikaciją įsigyti ir tos kvalifikacijos įsigijimo mes praktiškai finansuojam 100%. Ir paskutinį toks irgi pas mus būdas prevencinis mokymas. Tai jeigu iš tikrųjų turi žmogų, kaip, pavyzdžiui, dabar reikalauja savo darbo sauga, yra purikas, jis neturi specialybės, kad netleistas žmogus, geras žmogus, mes organizuojam kursus, apmokam 100%, tas laimingai purikas gali dirbti. Tas pats gali elektrikas, tas pats gali būti, jeigu ten dabar yra kompiuteristas mergaitės, kuriuos galim pasiūsti, šitas galima, kas dar mokyti elektrikas, purikas, statybiniai, remontiniai, jūs patys žinot, kas dabar, kad dabar daugelis vida katilinių, taip toliau, tokios specialybės žmonės panaudoti. Prieš keletą metų, 92 buvo priimtas valdybos toks sprendimas, kuris leido organizuoti moksleivių maitinimą mokyklose privatiems asmenims. Mūsų dabar naujoji valdyba šitą nutarimą, jis dar galioja, bet jis jau formaliai yra panaikintas ir įsigalios nauja lengvatų moksleivių maitinimą organizuojant tvarką, kurią turės patvirtinti rajono taryba. Mes dabar tą tvarką norim paruošti ir čia yra paruošta tokia eilė klausimėlių, žodžiu, ir aš juos paliksiu, paskui jūs pasiimsit vidurinio mokyklų didžiųjų direktoriai, kurių mokyklose organizuoja moksleivių maitinimą privatus asmenys. Ir aš paprašysiu, kad per savaitę laiko jūsų finansininkai pasistengtų atsakyti ir mūsų skyriui šitos duomenys pateikti. Tada mes tarybos posėdžiai paruoštumėm tą tvarką ir teiktumėm tarybos komitetai pasvarstytų, ko to tarybai būtų galima priimti. Toks, grubiai tariant, projektas yra, kad tai būtų panaudos sutartis nuomos mokesčių. Siūlytume mes, kad nereikėtų mokėti už šilumą, tačiau už vandenį ir už elektrą galbūt, kad tikslinga būtų mokėti. Bet čia yra tik tai dar toks projektas, kuris nėra dar net popieriuje surašytas, kada mes surinksim duomenis, dar pasitarsim čia administracijoje ir su komitetu švietimo padiskutuosim ir galutinai jis bus svarstomas lapkričio 5 dieną tarybos posėdyje. Šiandien mes savo tarpe turime 2 jubilietus, 2 50-mečius, todėl norėtumėm juos pasveikinti. Tai gerbiamas Lileika ir gerbiamas Kokas. Laiko žirklės dėja vis greičiau karpo mūsų dienas, o dienos tarsi smiltys saujoj. Jo labiau spaudi, jau greičiau jos byra pro pirštus. Ir nei pavysi, nei pašauksti. Laikas neturi ribos, jo valioje žmonės, likimai, ir tik vieni kitų veiduose pamatome, koks jis negailestingas. O gal ne laikas skuba? Skubamete jūs į darbą, į namus, į meilę, į pasimatymą. Su jūsų švente, su jūsų jubiliejumi, mėly kolegos. Tegul jums vis dažniau šviečia saulė, žydi gėlės, laimingi šypsosi vaikai. Sveikinu. Ačiū labai visi. Mandagiai primena, kad vis tik senatvė. Žodžiu, noriu pasakyti dėl papildomo ugdymo. Aplankiau 14 mokyklų. Kai kuriuose buvau po 2-3 kartus. Turbūt žinote, kad papildomas darbas, papildomo ugdymo darbas mokyklose tikrai yra apleistas. Na, miesto mokyklose tvarkomasi neblogai. O kaimuose, patikėkit, įvairūs kuriozai. Nemačiau tokių garbės žodės jau. Žodžiu, valandos rašomos, o nedirbama. Taip, kad būkit mėly, tvarkykitės. Aš šį kartą nenoriu minėti nei mokyklų, nei pavardžių mokytojų, nei vadovų, bet tai iš tikrųjų baisu. Kai ateini į vieną tokį užsiėmimą atėjau, pavyzdžiui, žurnalas pildomas nuo rugsėjo 2 dienos. Viskas labai gražu, žurnalas pildomas, mokiniai yra, bet atėjau tada, kai dar nebuvo mokytojo. Tai paklausiau pas vaikus, ką vaikučiai veikėt, va šito būrelio metu, ką jūs čia dirbat. Tai vaikai juokėsi, sako, mes pirmą kartą susirinkom. Žodžiu, atvažiuoju į mokyklą, pamato vadovai arba mokytojai, kad jau yra kažkas iš skyriaus, tai griebia pirmą pasitaikiusį mokinį iš koridoriaus, tempia į klasę, sodina ir sako, sakyk, kad tu čia dalyvauji, čia būni. Žodžiu, jeigu mokat pinigus, būkit malonus ir darykit šitą darbą.
Didelis dėmesys skiriamas mokinių bei mokinių iki 16 metų nelankančių mokyklos apskaitai. Šitas klausimas ir visi šitie darbai bus kompiuterizuojami, šiuo metu sudaromos yra programos. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad jūs savo įsakymu skirtumėt mokyklose žmogų atsakingą už darbą su būtent nepilnamečiais, kurie nelanko mokyklos, žmogų, kuris labai tiksliai vestų mokinių apskaitą, kadangi reikės labai dažnai ir čia atvažiuoti, ir bendradarbiauti mums. Iki spalio 15 mokyklos turi pristatyti švietimo skyrių sąrašus mokinių, kurie iki 16 metų nelanko mokyklos. Ir tada aš jau norėsiu žinoti kiekvienoje mokykloje, kas tą darbą dirbs. Šio vakaro laidą baigiame. Rytoj tiesioginėje laidoje susitiksite su Centrinės ligoninės vyriausiojo gydytoju Eugenijumi Paleku. Sudie.